Po 10 metų priklausomybės ir begalės nesėkmingų bandymų mesti rūkyti, šiandien yra beveik 1,5 metų, kai esu nerūkantis. Ta proga noriu pasidalinti savo patirtimi ir šiek tiek faktų, kodėl mesti rūkyti verta kiekvienam. Jeigu turi aukštą kraujospūdį, nerimo priepuolius, širdies ar kraujagyslių problemas, o gal net pastebi kvėpavimo sunkumus, rūkymas gali būti viena iš priežasčių. Net paprasti simptomai, kaip dusulys lipant laiptais ar greitas širdies plakimas, dažnai yra susijęs su ilgalaikiu rūkymu. Kaip jau nepaslaptis, rūkymas yra labai brangus malonumas. Per 20 metų rūkymo po pakelį į dieną tai apytiksliai 40 000 euriukų iš tavo kišenės. Tačiau didžiausia žala yra ne tavo piniginėje, o tavo sveikatai. Rūkymas kasmet nusineša apie 8 milijonus gyvybių ir vidutiniškai trumpina gyvenimą apie 10-12 metų. Bet geriausia žinia tai, jog jeigu žmonės meta rūkyti iki 40 metų, rizika mirti nuo rūkymo sukeliamų ligų sumažėja net iki 90%. Iš savo patirties galiu pasakyti, jog dauguma žmonių dažniausiai nusprendžia keistis tik tuomet, kai nutinka kažkas blogo. Bet gera žinia yra ta, kad nereikia laukti katastrofos. Kiekviena diena be cigaretės tai investicija į tavo sveikatą, energiją ir gyvenimo kokybę, kurią gali pradėti jau dabar. Jeigu bandai mesti rūkyti, pasidalink šio video ir iki kito karto. Sėkmės!